Kai žemė dar nebuvo padalinta, o keliai buvo bevardžiai, gyveno keliautojas. Sakoma, kad jis mokėjo klausytis ir suprasti stichijas. Vandens, kad įvertintų laiko tėkmę. Žemės, kad pajustų tvirtybės prasmę. Ugnies, kad atskirtų šilumą nuo deginančios kaitros. Oro, kad atvertų erdvę ir išgirstų dangų, ar vieta kvėpuoja. Jis klausėsi žmogaus, širdies ir proto balso. Nežinojo, tik tada, kai žmogus ir gamta susitarė, gimsta ateitis. Atsiprašau, gal jums padėti? Pasiklydote? Koks jūsų žirgas įdomus kažkoks be kojų? Geras žirgas. Geras. Klausyk, o šitas dievų nutiestas takas, jis kur veda? Tikrai dievų. Šis takas iš Smiltynės į Juodkrantę veda. Kiek žingsnių iki Juodkrantės? Kiek žingsnių nežinau, bet minti 20 kilų. Vienas malonumas, takas lygus kaip ledas. Palauk, ką minti ir kur kilti? Sakau, važiuoti 20 kilometrų. Tai per savaitę nueisiu. Kam jums žingsniuoti? Sėskit ant bagažinės paviršių ir jums greičiau bus ir man geresnis workoutas. Žinai, raitelį, priimsiu aš tavo šitą pasiūlymą ir už kelionę tavo atsiskaitysiu kirviu. Ačiū, pavešiu jūs ir be kirvio. O tai tau tvirtovė. O tai bokštai. O tai grožis. O galingumas. Ei, mergelė! Ei, laukų gelelė! Ei, mergelė! Ei, laukų gelelė! Ar čia tvirtovės vartai? Ne, čia mano namai. Namai? Nieko savo namai. Ha. Duokš, mergelė. Parodyk man šios namus. O iš kur jūs būsit? Na, ne už jūrų marių. Vietinis. Kiaulienos kepsnimą. Su keptais obuoliais ir karšto vyno.
O šis kiemas apsaugotas nuo puolimo. Tai kad nebent koks balandis puola. Ten, priešo žemė. Ten senamiestis. Ten kava gera. Čia ramu. Upė. Bet ir miestas šalia. Jo. Upės ramybė privilegija valdovams. Čia ne valdovams. Čia visiems Piliamiesčio gyventojams. Nuo šiol šią tvirtovę ginsiu net nuo balandžių. Matai, tai ten bus gynyba. Tu čia, ne? Tada aš... Ta pradžia turi būti, kad abu galus laikyti. Taip, taip. Tada tu jeigu... Ne, taip ten nesigauna. Treneri, mes jį pažįstam? O tu Etmanas būsi, ne? Nu, jūsiškai generolas. Aš panašią taktiką naudodamas Kuršių gentį nugalėjau. Na ir kaip? Sekėsi? Nuo lankininkų linijos pradėjom, nu, jūsiškai nuo tritaškio linijos. Spaudimas visą aikštelę ir nugalėjom. Na, mes irgi taip norėtume. Tai gal jį į komandą paimam? O kaip šitas ąžuolas čia tvirtovės vidury užaugo, a? Čia ne tvirtovė, čia krepšinio namai. Krepšinio namai buvo pastatyti aplink ąžuolą ir saugant jį. Žinai, prieš mūšį reikia pasisemti ąžuolo stiprybės. O palauk, nei iki šito olo čia nesaugu, žemės gali nukristi. Kur jau tau? Jeigu traukinys pravažiuoja, įsivaizduok, kiek tonų jisai sveria. Traukinys? Jūs ne vietinis? Čia kai šitą tunelį statė, tai net traukinių eismo nesustabdė. Įsivaizduojat, tunelį kasa, o viršui traukinys važiuoja. Stebuklas? Stebuklas. Ir čia dabar jau saugoj. Dar ir kaip saugu. Traukiniams ir automobiliams, pėstiesiems. Apšvietimas padarytas. Dievų darbas. Gal ir dievų, tik statybininkų rankom. Eikim, palydėsiu. Labas, gražiai žmonės. Aš Žygimantas. Aš šiandieną jums parodysiu vietą, kur ilgai, laimingai ir labai patogiai gyvens. Na, ne mano kariauna, o karvės. Keliaujam, parodysiu. Šituose namuose tilps 1004 karvės. Įsivaizduojat, tokių angarų šitoj teritorijoje bus 9. Automatinė kasykla, ne brangakmenių. Šitas daiktas sukasi, karvelė prieina ir pasikaso savo šonelį. Kaip gerai. Karvutė ateina, atsistoja į šį gardelį, ji nėra pajungiama, melžiama ir kol tai apsisuka ratu, karvė jau pamelžta ir gali grįžti į savo šiuolaikinius namus. Kaip viskas gerai pastatyti, kaip viskas apgalvota. Nuostabu. Gerbėmieji, pažiūrėkite į kairę, pažiūrėkite į dešinę. Nieko neprimena?
Koliziejus? Gal tiksliau, kakoliziejus. Vis tik nesvarbu. Ilgas šiaudas, trumpas, kreivas ar ne? Svarbu minkštas. Kad karvytėm paklot. Gerai bus jom čia atsigult. Papildai, maistas, papildai, maistas, papildai. Visoms karvytėms užteks. Visoms. Šioj tvirtoviai vanduo. Negaliu patikėti, aš tikrai girdžiu vandenį. O, dievai! Kokia grožybė! Wow! O, koks palaiminimas šioj tvirtoviai vandens tėkmę turėti. Stok! Kur lieki kareivi? Nekariauju, matai, bėgioju. Bėgimas, sveikata, endorfinai. Endorfinai. Čia tavo naujieji dievai kažkokie? Gal ir taip. Prisijung, pabandyk ir tu. Stebuklinga tvirtovė mažiesiems riteriams. Princesė, jūsų pilis saugi. Tai bent statinys. Kolonos tarsi milžinų ietys, o laiptai tarsi kelias į dievų menes. Tai bent šventykla, šlovė amžinai šviesai! Bibliotekoje reikia kalbėti tyliai. Bet jeigu aš šnabždėsiu, tai dievai manęs tai išgirs. Bet čia ne šventykla, čia biblioteka. Reikia gerbti kitus lankytojus. Biblioteka, čia saugomos knygos. Knygos? Taip, knygos. O aš galiu jas pamatyti? Žinoma, norite? Aha. Šo.
kokia šimtmečių išminti šituose pergamentuose. Vedly! 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 O kiek šimtmečių truko šio pasaulio stebuklų statybos? Tikslių statybos metų nežinau, bet rekonstrukcija truko beveik 10 metį. Po jos šis pastatas pradėjo kvėpuoti naujai. Ši šventykla tikrai verta savo šviesos. Tikrai. Kas čia per prietaisus? Iš čia midų pilsto? Ne, čia kava. Kova? Ne kova, o kava. Pas mus be jos nė žingsnio. Rytas autokas. Jūs gal norit palsėti terasoje? Terasoje? Aš jūs palydėsiu. Pagaliau patekau dievų karalystę. Kur tik paukščiai pakyla virš baltų debesų. Nepaisant to, kad truputį baisu. Dabar aš dangaus karalystės valdovas!